Patogiai atsisėdu, užsimerkiu, sutelkiu dėmesį į savo kvėpavimą. Kelis kartus pilnai įkvepiu ir lėtai iškvepiu. Gali būti, kad pastebiu, kaip mintis blaškosi, dėlioja planus, prisimena rūpesčius. Leidžiu viskam būti šalia. Sugrįšiu prie jų, kai bus tam laikas. O dabar visą savo dėmesį sutelkiu į kvėpavimą. Stebiu, kaip įkvepiu, kaip iškvepiu. Lėtai kvėpuoju. Kvėpuojant pastebiu, kokios emocijos kyla manyje. Su kokiamis emocijomis atėjau į šią praktiką. Gal pastebiu tik vieną emociją, gal kelias, ar visą puokštę, o gal jokių emocijų nepastebiu. Būnu su tuo. Nesistengiu pabėgti nuo emocijų, jas nuslopinti ar kažkaip pakeisti. Stebiu viską, kas vyksta tarsi iš šalies, be jokio vertinimo, be pastangos pakeisti. Kurioje savo kūno vietoje labiausiai jaučiu savo emocijas? Kaip man sekasi kvėpuoti, jaučiant savo emocijas, kitus pojūčius. Galbūt emocijų stiprumas keičiasi, man stebint savo emocijas, savo kvėpavimą. Su kiekvienu įkvėpimu įkvepiu ramybę, iškvepiu įtampą, neigiamas emocijas, įkvepiu ramybę, iškvepiu įtampą. Gal mano emocijos man sukelia fizinių pojūčių? Pastebiu tai, be jokio siekio tai pakeisti. Praktika einant į pabaigą, atsitraukiu nuo emocijų, pojūčių, lėtai atsimerkiu, pajaučiu, kaip įkvepiu ir iškvepiu.